Menkė, ne? Plotas 386 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Tipas uždara. Didžiausias gylis 459 metrai. Turime tokią gražią jūrą, bet jos nesaugome. Teršiame ją visais įmanomais būdais. Baltijos jūroje gyvena daug sutvėrimų. Ešerių, lašišų, lydekų, ungurių ir menkių! Kui, diduma! Menkė, ne? Pagalvokite, ar verta teršti jų namus? Baltijos jūra teršia intensyvi pramonė ir žemės ūkis, grunto kasimas gilinant uostus ir jo laidojimas jūroje, laivyba, jūroje palaidoto cheminio ginklo poveikis. Naftos išpilimai, nemažai teršalų su krituliais patenka iš atmosferos, aktyvus turizmas ir rekreacija. Tarša sunkiaisiais metalais. Sunkiai metalai – varis, cinkas, chromas, nikelis, švinas – jūra patenka su pramonės, ypač elektrotechnikos, kurioje jie naudojami kaip transformatoriniai tepalai su kai kurių dažų gamybos nuotekomis. Transportas. Transporto priemonės į aplinką išmeta nuodingas dujas. Pavyzdžiui, azoto oksidas, sieros oksidas. Šios išmetamosios dujos Baltijos jūrą pasiekia kartu su krituliais ir prisideda prie kitų veiksnių, teršiančių vandens telkinius. Per metus į Baltijos jūrą patenka daugiau kaip 1 milijonas tonų azoto. 25% šių teršalų atkeliauja per atmosferą. Turizmas ir rekreacija. Ateinant vasarai, Lietuvos pajūrį atvažiuoja tūkstančiai turistų iš įvairių šalių. Dauguma iš jų vietoje netoliese stovinčių tualetų pasinaudoja jūrą. Kur man čia prišikt? Kur prišikt? Gal čia? Nešyk čia, nešyk. Darydami šitokius žygdarbius, dauguma to tikriausiai net nesusimąsto, kad prisideda prie Baltijos teršimų. Nors į Baltijos jūrą patenkančių teršalų kiekiai mažėja, tačiau jie vis tiek išlieka viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Neterškite jūros, nes jis jūs stebi. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the ranger's gonna be. Sveiki, ačiū, kad žiūrėjo. Tikimės, jums patiko mūsų video. Parašykit mums 10. Oh my god!